Pabučiuok tu viršaičių indydį. Nu tai labas vakaras, brangieji. Čia visi sakėt, kad purkštukai, tai va nusprendžiau pasižiūrėti. Vieną radau net pajadavusi, tai nežinau kiek čia matosi, bet greičiausiai ten leido per tarpinę tą tokią varinę. Tai va, išsiardėm purkštukus, ant savo valgomą stalo blemba šį nuvaliau, kadangi net ir tarpinės nušviečiu ant švitreko ir bandysiu surinkti. Ir pasižiūrėsim, gal tas triperis vėl užsikurs be barškėjimo. Tas turim problemėlį, kas supranta, tas supranta. Ir va, biški va čia kaip reiks blėt išsukti, neįsivaizduoju. Žodžiu, kaip viena čia protinga moteris pasakė, pabučiuok viršaičių indydį. Ai, nu bet kam įdomu, gali papasakoti, kas buvo. Tai žodžiu, šitas jobanas purkštukas pasirodo, jis buvo atsisukęs ir jis per jį leido tą visą kompresiją. Gal iš pradžių labai nesmarkiai, bet paskui pradėjo smarkiau, išdegė ir, žodžiu, 107 kg atvažiavau su kalančiu, su barškančiu variklį ir užgeso. Tai va. Ir turim dabar šitą šūdiną problemą.